Laikytės ten viešne, tai yra žmogus, kurio vaikystės ir paauglystės turbūt nepalinkėtum net pačiam pikčiausiam priešui. Kai aš skaičiau jos knygą, aš susimečiau savo visus pikčiausius priešus ir tikrai ko gero niekam nepalinkėčiau to, ką reikėjo išgyventi Deimantei Rudžinskaitei. Sveiki, Deimantė. Labas. Ir jos išgyvenimai yra sudėti į naują jos pasirodžiusią knygą Deimantė Rudžinskaitė, štai kokia dramatiška labai nuotrauka ir knyga yra, vadinasi, Pasaulietė. Labai schema yra paprasta, tikra gyvenimo istorija, tikra Deimantės istorija apie tai, kaip ji užaugo sektoje. Na, Lietuva ir sektos galbūt nėra turbūt labai toksai jau artimas dalykas, mes kartais galbūt sakom, Deimantė, mes žiūrim į Ameriką, ten daug tų sektų, bet Lietuvoje sektos veikia ir veikia pakankamai aktyviai, galbūt jos neturi tokio populiarumo, kokį turi Amerikoje, bet sekta, kurioje tu užaugai, jinai yra viena žinomiausių pasaulyje. Jeigu taip turbūt galima pavadinti, pasaulyje jų yra kiek? Apie 8 milijonų. 8 milijonai. Taip, Lietuvoje keli tūkstančiai ir tavo šeima buvo toje sektoje, mes kalbam apie Jehovos liudytojus ir aš nebejoju, kad dabar Jehovos liudytojų sektos atstovai jau žymisi kažkokias pastabas ir turbūt atsiųs mums ką nors, sakydami, prašydami paneigti arba suteikti jiems atsakomą į žodį, bet išklausykime turbūt žmogaus, kuris augo nuo pat pradžių. Tikrai visko mes neišpasakosim, nes reikia skaityti knygą ir knyga yra labai intriguojanti, bet pati mintis, kaip atrodo, kokia struktūra yra Jehovos liudytojų Lietuvoje, kokie yra jų pagrindiniai veikimo metodai. Nes kartais mes gal galvojame apie juos kaip šiek tiek apie tokius komiškus personažus, prisižiūrėję serialų, kur ten du tokie vaikinukai juodais kostiumais ar ne, ir planai šlipsiukai sako, ar turit laiko pakalbėti apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taip, ir beldžia į duris. Taip. Tai veikimo sistema Lietuvoje yra tikrai ne tokia, kokią mes matom, dėl to, kad organizacija yra nemaža ir ji turi, tokį platų spektrą. Tai visų pirma prasideda viskas Amerikoje, kur sėdi Jehovos liudytojų lyderiai. Lyderiai planuoja ir numato viską, kas bus išspausdinta Jehovos liudytojų literatūroje. Ta literatūra yra spausdinama visam pasaulyje, kiekviena kalba yra išverčiama ir kiekviena šalis turi filialą, kur dirba savanoriškai Jehovos liudytojai. Ir būtent prie tos literatūros jie turi ne tik leidinius, bet ir filmus kuria, ir vaikams filmukus. Tai žodžiu, labai labai didelis toks, nežinau kaip pavadinti, visa studija, kuri daro tokius kūrybinius darbus. Ir tuomet yra tikintieji bendruomenės, kurios yra, Lietuvoje, tai beveik kiekvienam mieste, tos bendruomenės turi po, tarkim, apie 100 narių vidutiniškai. Ir tos bendruomenės dirba evangelizacijos darbą. Tai jos nešioja, platina visą tą produkciją, kurią padaro tikėjimo broliai ir seserys, taip vadinamieji. Ir jie platindami mėgina įtraukti kitus žmonės. Tiesiog Tinklinis religinis marketingas. Oi, taip, visiškai. Kiek pavojingi yra Jehovos liudytojai? Nes iš to, ką skaičiau knygoje, tai pavyzdžiui, tarkim, vienas iš, lyginant su kitom sektom, nors jie, aišku, jie sako, kad jie nesekta, ar ne? Pavyzdžiui, scientologai, tai tikrai jie ten įsiurbė ir įtikina, ar ne, atiduoti visus turtus ir pinigus ir panašiai. Jehovos liudytojai lyg ir sako, kad viskas yra savanoriškai. Jūs ten aukojat, kiek galite ir panašiai, bet kur slypi jų tinklų strategija? Tai jo, iš tikrųjų Jehovos liudytojai labai įdomi. Jie renkasi ne tą turtingąjį Bredą Pittą, kuris būtų jų vartotojas, o tą paprastąjį žmogų, kuris nesiekia kažko labai ypatingo gyvenime. Ir tam žmogui tinka Jehovos liudytojų dogmos, tarp kurių yra skatinimas, toks raginimas nesiekti aukštesnio išsilavinimo, tiesiog dirbti paprastą darbą, geriausiai amatus, uždirbti tiek, kiek išeina. Ir jau kiek tik tais išeina, taip pat, aišku, ir paaukoti organizacijai. Tai, tai o kiek pavojingi, tai čia toks irgi įdomus klausimas. Tai iš tikrųjų labai, aš didžiausią žalą matau tam tokiam įnikime į tą religiją, todėl, kad viena iš pagrindinių religijos esmių yra, jog reikia atskirti ten esančius tikinčiuosius nuo visų kitų, kurie yra pasauliečiai.
vadinasi, Jehovos liudytojai atsiriboja. Tai jie pasauliečiais vadina ir katalikus, ir visiškai, kitų visiškai konfesijų. Visus, kas nėra Jehovos liudytojai. Okay. Taip. Ir žodžiu, jie atsiriboja, tai vadinasi, jie kiek tik įmanoma net su savo šeimom nebendrauja, bendrauja tik iš būtinybės, iš mandagumo, bet stengiasi nesileisti artimiausius kontaktus kažkokius. Tai vadinasi, jie yra labai mentaliai paveikti ir jie taip pat ugdo ir savo vaikus gyventi. Tai čia viena iš temų, kurią aš labai plačiai nagrinėjau savo knygoje, yra ta atskirtis, kurią aš, tarkim, patyriau nuo kitų vaikų, kaip buvo atskirtis. Kaip atrodė ta atskirtis? Ko Deimante, jūs neturėjot, ką turėjo pasauliečių vaikai arba, sakykime, tai paprasti kiemo draugai, klasiokai ir panašiai? Tai baisiausia, ko aš neturėjau, tai aš negalėjau su jais tiesiog žaisti. Negalėjau eiti į kiemą, negalėjau kviestis jų į namus, nes su labai didelėm išimtim ten retsykiais išprašydavau mamos vieną kitą klasiokę pasikviesti, bet ji labai nemėgdavo tų mergaičių ir jas labai žiūrėdavo įtariai, nes, neva, jos yra pasaulietės ir jos galima padaryti blogą įtaką. Tai reiškia, kad gali kvestionuoti mano tikėjimą ir tuomet aš galbūt pati nustosiu taip rimtai žiūrėti į Dievą Jehovą. Tai kitas dalykas, aš negalėjau ten būrelių visokių lankyti, visko apskritai, kas yra pasaulietiška. Nes gyvenimas, esant Jehovos liudytojų, yra skirtas tam, kad daryti viską, ką liepia Dievas, jog tu pragyventum Armagedoną ir po to tiesiog amžinai leistum rojuje, jau saugus visiškai tobulam pasaulyje. Vienas epizodas knygoje man jau sukėlė tokią ir juoko, turbūt tokio absurdiško priepolį, kai suprantu tos Jehovos liudytojos susėdusios ar jūsų namuose, ar toj salėj, jos jau dalyjosi nekilnojamąjį turtą, kuris liks po Armagedono, kai, ar ne, tai čia iki tokio lygio yra nupušimas. Aš kitaip negaliu pavadinti šito. Jeigu jie galvoja, kad visi žus, jie liks vieni ir tada yra tas geras namas Šiauliuose ir man jisai patinka, aš tada, žinai, jį užsičiūrinu. Taip, tu gali tada tvarkytis jau kaip nori po Armagedoną, viskas yra tavo. Tai jie ten, jeigu jie norės, galės graudyti tos namus, jeigu norės, galės visi gyventi, taip kad, žodžiu, visą laisvę. Ir niekas nekvestionuoja šito absurdo arba to fakto, kad nepataikė Jehovos liudytojai dar ne karto su Armagedonu, berods ten 5 kartus liktai jį datą buvo nustatę, dabar jau nebenustato datos, dabar jau jie aiškina, kad bet kada čia gali būti, mes su jumis šnekamės ir galbūt jau dabar už studijos turi Armagedonas. Taip, kai aš buvau vaikas, tai buvo paskutinės dienos, o dabar yra paskutinės dienos. Tai jau, ta prasme, jau visiškai jau dabar jau laikas. Tai taip, nupušimas yra iki tokio lygio iš tikrųjų ir netikintieji nekvestionuoja šito, nes tai yra pagrindinis pažadas, kuo jie yra varomi. Taip, ir, pavyzdžiui, man augančiai tokioje šeimoje nuo kūdikystės girdint apie tą rojų ir apie tą Armagedoną, tai skambėjo visiškai normalūs dalykai. Ir reikėjo visai nemažai laiko, kol aš atsikračiau šitos idėjos. O kada nulūžo šita sistema jūsų galvoj, Deimante? Kas buvo tas katalizatorius, kai pasakė savo, nesąmonė, kas čia yra? Jau aš turiu toksai jau griežtas tas nulūžimas, išėjimas. Tai čia tie bjaurybės pasauliečiai. Pasauliečiai viską padarė. Taip, tai iš tikrųjų taip ir atsitiko, kaip mama bijojo, kad man atsitiks taip ir reikia klausyti mamos, pasirodo, ir nebendrauti su pasauliečiais. Nes, iš tiesų, aš tiesiog mačiau tose žmonėse fainas asmenybės, galbūt netgi daug įdomesnės negu tie mano bendruomenės vaikai ir aš norėjau su jais bendrauti, o bendraujant, tu matai, kad jie visai kitaip gyvena ir galvoja, blemba liktais, kad nėra kažkokie amoralų žmonės. Kuom jie skiriasi nuo manęs? Tik tais tom, kad Kalėdą švenčia ir gimtadienis. Negalima švęsti Kalėdų ir gimtadienį. Jo, čia tas irgi toks įdomus dalykėlis. Tai galiu biškai papasakoti. Kalėdos, pavyzdžiui, yra pagoniška šventė. Ji yra kilusi iš tų laikų, kai pagonys eglutes ir ten kitokius medelius puošdavo gyvūnų ten žarnomis, kepenėlėmis ir panašiai. Tai ir kai po visų kryžių žygių buvo iškrikštyta visa Europa, tada krikščionybė nusprendė sujungti
tą datą, kai tie pagonys šokdavo aplink tas eglutes apkarštytas gyvūnų liekanom, sujungė su liktais kažkokiu Jėzaus Kristus mirties, ne mirties, o gimimo minėjimu ir vat, padarė tokią vat, šventę. Tokį balansą išlaikė, kad visiems viskas tiktų. O gimtadieniai tai yra tiesiog per daug asmens sureikšminimo šventė. Mūsų tikėjime individualumas nebūdavo kažkoks, tai būtų apskritai blogybė, o ne kažkoks naudingas dalykas, tai viskas būdavo daroma tam, kad žmogus jaustųsi tiesiog paprasta dulkė ir negarbintų čia savo to gimimo. Kai va toks vaikas yra indoktrinuojamas, vis tiek aplinkiniai tą pastebi. Negali nepastebėti, ar ne? Mokykloje turbūt, aš ten suprantu, jūs ten ir raštelius atneždavot specialius. Jo, ir leidinius specialius. Ir leidinius mokytojams, jo. Tai turbūt, o kaip reaguodavo, pavyzdžiui, gerai, ta pati ugdymo įstaiga? Ar jie susitaiko su šituo dalyku? Čia va yra specialus vaikas, ar ne, iš Jehovos liudytojų. Ar jie supranta, kad, jis yra sektos dalis, gal kažką reikia daryti ir ar yra institucijų, kurios gali kažką padaryti, vaiko teisės, pavyzdžiui, galų gale, jeigu mes matom, kad 21 amžiaus Lietuvoje auga sektantas, kuriam nepasiekiama niekas, kas yra sukurta civilizacijos. Taip, ir kuris neturi pasirinkimo. Ir kuris neturi pasirinkimo, taip. Tai yra tiesiog įkalintas tokia šeima, laimėjęs loteriją. Tai žodžiu, mano laikais tai tikrai visi tolerantiškai žiūrėjo, netiki jie kažkuom, tai tiki, mes čia prisitaikysim ir prie to vaiko poreikių ir leisdavo man ten nedalyvauti tose kalėdų šventėse ir tose gimtadieniuose, nes mokykloje irgi vyksta tie visokie minėjimai. Aišku, būdavo labai sunku, nes man būdavo dėl to gėda ir panašiai, bet jokios tokios reakcijos tikrai nebuvo, apie ką Andriau jūs kalbat. Ir iš tikrųjų, vienas iš mano tikslų, dėl ko aš rašiau šitą knygą, tai yra, kad man žiauriai gaila tų vaikų ir aš labai norėčiau, kad mes rastumėm kažkokią galimybę, kaip jiems bent truputį pagelbėti, nes, ta prasme, 100 vaikų šiemet Lietuvoje nešvęs kalėdų vien dėl kažkokių kvailų religinių įsitikinimų. Ir jie jau dabar per dailės pamokėlės, jie jaučiasi blogai, nes jie negali piešti kalėdų senelio. Tai jie turėtų jaustis apskritai blogai bet kada, kai jie susiliečia su normaliai gyvenančiais savo klasiokais, bendramžiais ir visi kiti, jie jaučiasi tokie atstumti. Taip. Bet toks yra pasirinkimas, čia klausimas yra turbūt, jeigu nieko nevyksta šeimoje, bet kitas niuansas yra, kad iš knygos man susidaro dar toks įspūdis, kad tą lūžį, tarkim, išėjimą iš Jehovos liudytojų galbūt šiek tiek galėjo paskatinti ir jūsų pačios šeimos situaciją, nes ten yra labai akivaizdu, abusive mama, smurtaujantis tėvas, alkoholikas ar ne, fizinės bausmės, mušimai ir panašiai. Jeigu tai būtų buvusi darni šeima, jūs negalvojate apie tai, Deimantė, darni šeima ir viskas tvarkoja ir jūsų norus kažkiek atsižvelgia ten pagal tas linijas, tai gal ir dabar vaikščiotumėt savo tvarkingai su to kostiumėliu ir skambintumėt į duris ir sakytumėt, pakalbėkim apie mūsų išgelbėtoją. Tai tikrai tokia visai nemaža tikimybė galėjo būti, nes smurtas, kurį aš patyriau, tiesiog padarė taip, kad aš nenorėjau būti ten, kur mano tėvai. Ką jie bebūtų veikę, aš nebūčiau norėjus eiti ten ir būti su jais. Tai tikrai padarė įtakos, bet nors aš ir nustojau ten lankyti tas sueigas, vien dėl to, kad santykiai su tėvais buvo labai prasti, bet pats tas psichologinis, kaip čia pasakyti, aš tikėjau to vis dėlto, tai buvo jau paveiktos mano smegenis. Ir man užtruko visai daug metų, iki kokių 21, aš dar abejojau ir galvojau, blemba, gal aš padariau klaidą, kad aš nustojau ten lankyti tas suigas, to žurnaliukus. O buvo bandymai įtraukti atgal? Ar jie tokių invazinių metodų nelabai taiko? Šiaip jie taiko, bet man pasisekė, kad aš nebuvau pasikrikštijusi, nes jiems krikštas labai daug reiškia, tai tu tampi jau oficialiai Jehovos liudytojų tik po krikšto. Tai aš kadangi nebuvau dar spėjusi, tai jie manęs nepersekiojo po to. Bet šiaip tai pasaulyje yra tikrai taikoma praktika, kad jie tau ir skambina, ir beldės, ir klausia, gal tu persigalvoji, gal tu norėtum ten dvasinio maisto kažkokio, taip jie vadindavo tą savo visą. Tai žodžiu, bet yra buvę, kad pusbroliai mano, kurie vis dar ten, kad yra manęs klausia, ar man netrūksta to dvasinio peno.
Na gerai, o dabar, kai pasirodė knyga, kuri jau kartojami tiražai, knyga populiari, sudomino daug žmonių, nes tai tikrai retai, kada mes matom tokią labai atvirą, nuogą istoriją apie savo šeimą, apie smurtą patiriamą, su visom detalėm, su viskuo. Tikrai gera atmintis yra jūsų, bet aš manau, kad tokių dalykų nepamiršit. Tai mante, gerai, kokios reakcijos iš giminės pusės? Aš kalbu apie plačiąją jūsų giminę, juk jie irgi perskaitė, ir tėvai, ir giminės apie save. Jų kaimynai perskaitė, aš nebejoju, jų draugai perskaitė, jų bendradarbiai perskaitė. Negalėjo neperskaityti, čia žmogiškoji natūra, ar ne, tu ne? Taip. Ar kokios reakcijos jūs tikėjotės ir kokios reakcijos sulaukėt? Iš tikrųjų, tai aš rašiau ne giminiai savo šitą knygą, tai čia nėra laiškas mano tėvams, tai nežinau, iš tikrųjų, mano tėvai neįsivaizduoja ir perskaitė, man rašo kaimynai, man rašo tolimesni giminės, kurie žinojo tik tiek, kad mes turim kažkokį tikėjimą, bet ten be jokių detalių. Okay. Tai visi šitie žmonės mane palaiko. O tie patys artimiausi, kurie mano gyvenime buvo mano tas ratelis, tai ten mano močiutė, mano tėvai, pusbroliai, visi, kurie priklauso organizacijai, jie man aišku, kad nieko nerašė. O jūs palaikot kontaktą kokį nors su savo tėvais? Ne, jokio nepalaikau. Kiek metų jau? 12. 12 metų, jokio kontakto? Taip. Okay. Taip, tai nuo tada, kai aš atsikrausčiau į Vilnių ir mes visiškai nebendravome. Ir jie nebando jokio kontakto užmegzti? Ne, jie irgi yra matomai įsižeidę. Ne, tai konflikte nebūna taip, kad viena pusė tik tai jaustųsi 100% kalta, o kita 100% nekalta. Tai čia aišku, kad jie jaučiasi turbūt ir pažeminti, ir ypatingai dabar turbūt, kai knyga išėjo, nes man tikrai labai įdomu būtų įlysti turbūt į bendradarbių ir kaimynų galvas ir suvokti, kad palauk, čia visai kitokie žmonės negu jie yra. Ir aš kaip suprantu iš knygos, jie save mėgdavo parodyti visai kitaip, kai atsirasdavo tretieji asmenys, ar tai būtų pareigūnai, ar tai būtų, nežinau, ten jūsų draugų tėvai ir panašiai, ar ne? Taip, tai visiškai. Ir šiaip tai aš sulaukiau tokių žinučių apie savo giminės, kurie yra Jehovos liudytojai, kur aš tikrai nesitikėjau, bet man rašė, tarkim, ten mano dėdas, kažkokie kolegos, apie jį, kaip jisai elgėsi, žodžiu, tiesiog žmonės yra labai dviveidiški, tą noriu pasakyti. Ir aš pati irgi visiškai augau dviveidiškumo pasaulį, dvigubą gyvenimą gyvenau, nes yra gėda šiaip kalbėti apie tokius keistus savo įsitikinimus. Aš klasiokams nepasakodavau, tai mano suaugę giminės nepasakoja savo kolegoms. Nes kaip tu paaiškinsi, kad aš ten žinai gyvensiu, o tu tai sudėksi per Armagedoną. Tu jau gal greičiau tą ataskaitą paruošk viršininkui, nes gali būti, kad jau tu rytoj nebepusė Armagedoną. Tai tave palaikys tiesiog šizofreniku. Tai žmonės apie tai nekalba ir jie veidmainiauja ir žodžiu gyvena visiškai skirtingus gyvenimus. Viena, kai nueina į bendruomenę, o kita, kai šiaip savo tiesiog buitį sukasi. Bet jeigu reikėtų apibrėžti tą bendruomenę, kas vis dėlto, kas yra tas ašinė emocija, kuri patraukia, tarkim, ir bendruomenės, su kuria jūs bendravote. Kad ir galų galia jūsų mama, nes jūsų mama yra tik tai buvo jau ta tokia ir jos sesuo. Jos sesuo, taip. Kas juos ten patraukė? Čia ta galimybė tą namą gerą gauti po Armagedono? Ar vienišumo jausmas? Sektos turi daug tinklų. Kas čia? Gal čia yra kažkoks, ką jūs pajutot? Taip. Iš tiesų, man žiauriai sunku yra sakyti apie tai, kas patraukia, nes manęs niekas nepatraukia, aš tiesiog gimiau. Čia tiesiog labiau žiūrint iš šono, galbūt jau dabar. Iš šono žiūrint, tai man atrodo, kad tie žmonės jaučiasi pakankamai vieniši, nes jie atidarė duris ir jie paskaitė tą žurnaliuką, kurį jiems atnešė 2 malonų žmonės. Ir po to tie žmonės pasiūlė Biblijos studijas ir jis įsileido jos į namus, išvirė jiems arbatos, davė sausainių. Tai reiškia, ant tiek vienišas, kad svetimų žmonės pas save kviečiasi Biblijos skaityti. Ir tada jau trečias žingsnis yra, kai jam pasiūlo, užeikite pas mus į karalystės salę, susipažinsite su mūsų bendruomenė. Ir tas žmogus ateina į kažkokią random bendruomenę ir ten jam visi šypsosi, spaudžia ranką, klausia, kaip sekas. Yra žiauriai malonu, labai tu jautiesi svarbus. Ir šiaip yra toks triukas. Jehovos liudytojų
visuose tuose žurnaluose ir knygose yra rekomenduojama, kad jeigu pamatot naują žmogų atėjusi, eikit prie jo, būkit žiauriai mandagus, tegul jis žino, kokie mes faini žmonės. Ir tai veikia, ir žmonės iš tikrųjų eina prie tų naujokų, o tie naujokai pajunta meilę. Ir aš manau, kad ta meilė, po to paaiškėjo, kad galbūt nėra tokia jau tikra, bet ji įtraukia taip stipriai, kad tu jau net nebegirdis tų sekančių žingsnių, kas toliau vyksta. O tie sekantys žvilgsniai tai yra visiškas tas smegenų plovimas, visos technologijos yra naudojamos, tas atskirimas nuo pasaulio ir panašiai. Tai manau, kad per tą žmonių fainumą tiesiog. Okay. Per šipsenėlę. Na gerai, o ką patys jehovistai? Kokia reakcija iš jų pusės? Knyga populiari, plus interviu per televizijas, per podcastus, per visą kitą. Šitą temą skamba, jiems viešumo turbūt tokio mažiausiai reikia, jie turėtų būti labai įsiutę. Ar yra kažkokia jų reakcija? Ar apskritai, pavyzdžiui, yra Lietuvoje kažkoks, aš nežinau, jų ten Lietuvoje, aš turiu menį, Supreme lyderis, ar ten viršininkas pavieto, ar dar kažkas? Kažkokia konkreti asmenybė? Tai jie turi vieną žmogų, ant kurio yra užrašyta organizacija, bet aš jo pavardės dabar neprisimenu. Tai jis yra jau tas toksai, aišku, jis nelaiko savęs lyderiu, nes pasak jų organizacijos čia neturi lyderių. Kas yra labai linksma, nes jie aiškiai turi lyderius Amerikoje, 11 vyrukų. Tai labai spūdingi vyrukai, beje, aš pasižiūrėjau juos prieš tokie klasikiniai teleevangelistai, visi maždaug 60 plus, su tais baltais dantim, nenatūraliais. Taip, su tais roleksiukais, kostiumukai, ten viskas puikiai, tikrai yra sudėliota. Nei vienos, aišku, moters ir kitų dalykų. Taip, įspūdingi ponai. O Lietuvoje, tai, pavyzdžiui, mes turime Lietuvoje Jehovos liudytojų atstovą spaudai. Tai aš esu apie jį girdėjusi, nes jisai, kiek žinau, siunčia laiškus įvairioms redakcijoms. Jo, aš pasižiūrėjau po vieno interviu TV3 portale, dar iki knygos, bet čia tokia citata, TV3 LT portalą pasiekė Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendruomenės atstovas žiniasklaidai Andrėjaus Pakulinos visą informaciją apie tai, kad Jehovos liudytojai publikuoja vertingą šiuolaikinių mokslų, kas yra įdomiausia, ir Biblijos patarimas, nežinau, kaip tai gali būti suderinama, paremta medžiaga apie įvairius auklėjimo aspektus, įskaitant bendravimą su maištaujančiais paaugliais. Nes aš kaip suprantu, jie bando turbūt viską nurašyti, čia buvo maištaujantį paaugliai ir dabar jinai mums keršė. O buvo kažkokia dar reakcija į knygą iš jehovistų? Ne, apart kelių komentarų. Ko gero, jie bando laikytis, kad nieko čia neįvyko. Taip, nes apskritai jų yra toks tikslas, kad jie yra kuklus, jie yra labai aukštos moralės ir žodžiu, nekalba, kaip čia pasakyti, jiems net nereikia ginti savo organizacijos, nes ir taip yra nuostabi ir tobula. Tai esmė tokia, tai dėl to jie pakankamai tyliai laikosi. Iš tikrųjų, turbūt, jeigu jie kažkas klausia viduje, tai jie sako, čia pasauliečiai iš pavydo, kad jie po Armagedono visi žlugs. Ir tai tik tais įpila dar daugiau žibalo į tą jų tikėjimą. Dėl to, kad tame ir yra esmė, taip, kad jie prieš mus visi nusiteikia, tai reiškia, kad 100% Armagedonas jau rytoj, nes pažiūrėkit, kas darosi, kokias knygas jau rašo tie pasauliečiai. Tai aš prisidedu prie Armagedono artėjimo. Taip, ir plus dabar jau Deimantė ir į McDonald's einat, ir į kiną einat, ir į koncertus, ir gal net ir Guns N' Roses eisit, kas iš viso turbūt būtų baisus dalykas. Knyga pasaulietė. Tokia Deimantės istorija nuo pačios vaikystės, ar ne? Kiek prisimenu save. Kiek prisimenu save iki finišo. Kai, ir sakau, tai yra ne tik tai istorija apie sektą, bet tai yra istorija apie absoliučiai disfunkcinę šeimą ir turbūt viena iš tokių istorijų, kur retai kada taip atvirai galėsite paskaityti. Taigi knyga pasaulietė. Deimantė, ačiū už šį bandymą. Nelengvai rašėsi knyga. Ilgokai. Buvo pirma knyga, tai nelabai žinojau dar nuo ko pradėti iš vis. Tai taip, rašėsi sunkokai, bet ir dėl viso emocinio krūvio, aišku. Nes viską reikėjo iš naujo išgyventi. Viską reikėjo iš naujo išgyventi, reikėjo viską atsiminti, visas detalės. Taip, bet tai buvo labai labai gera terapija, aš jaučiuosi dabar puikiai ir galiu bandyti kovoti apskritai prieš tą bendrą neteisybę ir skleisti žinią. Nes žiauriai noriu padėti kažkaip tiems vaikams, kurie yra dabar mano vietoje. Taip. Kągi, ačiū. O mes dar turime ir nedidelę dovaną. Deimantė, kadangi, sakau, neturėjo
tikrai yra praleidus krūvą kino seansų, krūvą visokių pramogų, krūvą koncertų. Tai mūsų bičiuliai Gera dovana, kuri dovanoja įsimintino įspūdžio dovanas ir akimirkas, daugiau negu 3,5 tūkstančio įspūdžio dovanų. Deimantė paruošė štai tokią nedidelę dovanėlę ir jį pavadino pramogoms. Nu, labai aišku, kad tai bus aiškios pasaulietinės pramogos, aš beveik tuo nebejoju. Tai sėkmės su knyga, Deimantė, gerų švenčių.